2026 metai, Liepos 6. Vakarų Sibiras, maždaug 2700 km nuo Ukrainos sienos. Tai Onsko naftos perdirbimo gamykla, didžiausia Rusijoje ir svarbi naftos perdirbimo grandinės dalis. Tai Rusijos ekonomikos gyvybės šaltinis. Nors kitos Rusijos naftos perdirbimo gamyklos, esančios arčiau Ukrainos mūšio laukų, patyrė dronų ir raketų smūgius, ši visada jautėsi saugi. Iš tiesų, Rusijos prezidento Vladimiro Putino akimis, Omskas yra neliečiamas. Jis tiesiog per toli, per giliai Rusijos milžiniškoje teritorijoje, kad Ukraina galėtų realiai į jį nusitaikyti. Taip jis tiki, bet šis įsitikinimas tuoj nueis dūmais. Štai kaip Ukraina atnešė karo ugnį ir įniršį į vieną iš atokiausių Rusijos regionų ir įrodė Putinui, kad jis klydo. Ir vėl. 2022 metais pati mintis, kad Kyjivo pajėgos galėtų surengti sėkmingą smūgį taikiniu į 100 mylių Rusijos gilumoje, būtų buvusi juokinga. Ukrainos kariuomenė paprasčiausiai neturėjo išteklių surengti ką nors panašaus ir buvo pernelyg užsiėmusi gindama savo teritoriją nuo Kremliaus įsibrovėlių spiečių ir milžiniškų tankų kolonų. Net pagalvoti apie tolimuosius smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Tačiau iki 2025 metų situacija buvo drastiškai pasikeitusi, kaip ir Ukrainos prioritetai. Kai konfliktas peraugo į žiaurų ir kruviną išsekimo karą, Kyjivo pajėgos priėjo aiškios išvados. Net ir su vakarų pasaulio pagalba, jie niekada negalėjo tikėtis prilygti Rusijai vienas prieš vieną, jėga prieš jėgą, žmogus prieš žmogų kovoje. Kuo ilgiau toks konfliktas tęstųsi, tuo labiau tikimybė pamažu, bet užtikrintai persisvertų Rusijos naudai. Nes net jei Ukraina galėtų atremti vieną po kitos Rusijos puolimo grupės ir sunaikinti dešimtis ar net šimtus priešo tankų, jų visada laukdavo dar daugiau, pasiruošusių juos pakeisti. Kažkas turėjo pasikeisti, todėl Ukrainos vadai pradėjo žvelgti už fronto linijų, į tikrąjį Rusijos galios šaltinį. Ne kulkos, bombos ar dronai. Tačiau nafta buvo ne tik kuras, kuris palaikė Kremliaus tankus ir šarvuotas mašinas. Jis sudarė visą Rusijos ekonomikos pagrindą. Būtent nafta suteikė Putinui, atrodytų, neišsenkančią karo iždą. Ir būtent milžiniškas naftos perdirbimo gamyklų, vamzdynų ir terminalų tinklas leido Maskvai taip efektyviai išnaudoti savo milžiniškus gamtos išteklius. Net kai viena po kitos vakarų sankcijų bangos smogė šaliai, Putinas vėl ir vėl sugebėjo jas atlaikyti. Būdamas įsitikinęs, kad kol nafta tekėsingis ir perdirbimo gamyklos veiks, karas galės tęstis beveik neribotą laiką. Ukrainai sprendimas buvo akivaizdus. Jei ji norėjo padaryti didžiausią žalą, turėjo smogti Kremliui ten, kur skauda labiausiai – naftos perdirbimo gamykloms. Ir taip prasidėjo užsitęsusi kampanija, kurią Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mėgsta vadinti tolimojo nuotolio sankcijomis, bepiločių orlaidų ir raketų smūgiai į Rusijos energetikos infrastruktūrą. Iš pradžių atakos buvo pavienės, tačiau laikui bėgant, savaitėms ir mėnesiams einant, jos tapo vis dažnesnės. Jos taip pat tapo vis efektyvesnės, kai Ukrainos bepiločių orlaivių operatoriai pradėjo atpažinti ir taikytis į svarbiausias šių objektų dalis, tokias kaip distiliavimo kolonos, kurios atsakingos už žaliavinės naftos perdirbimą ir atskirimą į naudingus, vertingus degalus. Šių komponentų išjungimas iš esmės paralyžiavo didelę šalies naftos perdirbimo pajėgumų dalį, o kiekvienos atakos pasekmės pradėjo kauptis. 2025 metų pabaigoje Rusija tiesiog nebegalėjo perdirbti tiek naftos, kiek galėjo metų pradžioje. Tai reiškia mažiau kuro karui, mažiau kuro žmonėms ir mažiau kuro eksportui į pasaulį. Su kiekvienu nauju išpuoliu panika šalyje vis augo ir stiprėjo. Ir Kremliaus vadai net buvo priversti nukreipti gyvybiškai svarbias oro gynybos priemonės, tokias kaip S-400 sistemas, desperatiškai bandydami apsaugoti savo energetikos infrastruktūrą. Tai nesuveikė. Dronai ir toliau atakavo, o iki 2026 metų vasaros jie tapo didesni, geresni ir pavojingesni nei bet kada anksčiau. Birželio 27. Savaitės iki šios dienos Ukrainai buvo sėkmingos. Jis surengė daugybę sėkmingų smūgių Rusijos naftos infrastruktūrai, perdirbimo gamykloms, terminalams, vamzdynams ir kuro saugykloms. Tačiau Kyjivas ruošiasi pereiti į aukštesnį lygį. Jis nekantrauja išnaudoti giedrą vasaros dangų, kad surengtų virtinę niokojančių atakų prieš savo priešą ir padarytų kuo daugiau žalos, kad įvarytų Vladimirą Putiną į dar gilesnį ir tamsesnį kampą, priversdamas jį arba nutraukti karą, arba rizikuoti visiškų sunaikinimu. Pirmoji iš šių atakų prasidės už kelių sekundžių, kai Ukrainos kamikadzės dronai greitai skrenda oru link dviejų svarbių priešo energetikos tinklo mazgų. Pirmasis taikinys
Slavensko naftos perdirbimo gamykla, esanti Slavensko mieste prie Kubanės, Krasnodaro regione, netoli Krymo pusiasalio ir Juodosios jūros vandenų, vos už kelių šimtų kilometrų nuo Ukrainos teritorijos, todėl ji patenka į kai kurių labiausiai griaunančių Kyjivo dronų ir raketų veikimo zoną. Ši gamykla priklauso Slavjansk Eko UAB ir yra viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų visoje pietų Rusijoje. Čia nafta paverčiama jūriniu kuru Rusijos Juodosios jūros laivynui aprūpinti. Rusijos Juodosios jūros laivynas, kurį Rusija viso konflikto metu naudojo savo galiai demonstruoti ir vykdyti dronų bei raketų smūgius prieš Ukrainos miestus ir miestelius iš pietų. Ši didžiulė naftos perdirbimo gamykla taip pat gamina didžiulius kiekius benzino, mazuto ir kitų naftos produktų, kurių didelė dalis eksportuojama per Juodąją jūrą. Šešėlinio laivymo laivais. Tai užtikrina pastovų ir didelį pajamų srautą į Kremliaus iždą. Ir kai vienas dronų spiečius skubėjo būtent į šią vietą, antrasis spiečius skrido visiškai kitą kryptimi, link kito taikinio, esančio už daugiau nei 1000 kilometrų. Slavneft Janov naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, įsikūrusi maždaug už 150 mylių į šiaurės rytus nuo Maskvos ir daugiau nei 400 mylių nuo Ukrainos. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų visoje Rusijoje, kasmet perdirbanti milijonus tonų žalios naftos. Ji yra pagrindinė kuro tiekėja centriniams Rusijos regionams ir atlieka svarbų vaidmenį šalies milžiniškame energetikos tinkle. Ji taip pat yra gerai saugoma. Kremlius puikiai supranta šios gamyklos svarbą ir yra dislokavęs kai kurias geriausias oro gynybos sistemas vakariniuose šalies regionuose. Tačiau jų nepakanka sustabdyti Ukrainos dronus, kurie nakties priedangoje greitai lekia link savo taikinių. Praeidami pro tokias sistemas kaip S-400 ir Pancir S-1 oro gynybos sistemas, jie nakties tamsoje smogia. Staiga oras virš Jaroslavlio ir Krasnodaro prisipildo išskirtinę bepiločių orlaivių dūzgimo. Vietos gyventojai pabunda iš lovų ir puola prie langų, griebia savo telefonus, kad nufilmuotų chaosą, kuris jie žino, tuoj prasidės. Rusijos radarai pagaliau atgyja, kai jų ekranuose pasirodo daugybė taškų, o oro gynyba aktyvuojama paskutiniam, desperatiškam bandymui perimti artėjančias grėsmes. Tačiau viso to per mažai ir per vėlu, nes keli dronai prasiskverbia pro abiejų objektų perimetrus ir tiesiogiai atsitrenkia į kai kuriuos svarbiausius komponentus. Abiejose vietose kyla gaisrai ir sprogimai. Liepsnos kyla aukštyn, o didžiuliai dūmų stulpai užtemdo žvaigždes. Smūgio bangos jaučiamos toli ir plačiai, o atakos poveikis yra ne tik fizinis, bet ir psichologinis. Nes Ukraina dar kartą įrodė Rusijai, kad gali veikti nebaudžiama. Nesvarbu, ką daro Kremlius, ar kaip gerai jis bando ginti savo naftos perdirbimo gamyklas. Kidžyvo pajėgos turi galimybių smogti beveik bet kurią iš jų, bet kuriuo pasirinktų metu, ir netgi gali pataikyti į skirtingas vietas visiškai skirtingose regionuose, beveik tuo pačiu metu. Ir Rusija nieko negali padaryti, kad juos sustabdytų. Ir jei Rusijos vyriausioji vadovybė manė, kad tai buvo Ukrainos vasaros smūgių viršūnė, jie netrukus sužinos, kaip stipriai klydo. Nes tai nebuvo kampanijos kulminacija, tai buvo tik pirmasis veiksmas. Liepos 5. Praėjo vos savaitė nuo ankstesnės atakos, o Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos jau pradeda kitą savo misiją. Vėlgi, jie turi kelis taikinius akiratyje, visi jie yra svarbios priešo energetikos tinklo dalys. Vienas iš jų jiems labai pažįstamas, tai yra Slavneft Janov gamykla Jaroslavlyje. Ta pati naftos perdirbimo gamykla, kuri buvo padegta vos prieš kelias dienas. Vieta, kurioje kasmet perdirbamas stulbinančiai daug, net 15 milijonų tonų žaliavinės naftos. Nenuostabu, kad Ukraina norėtų smogti šiam objektui kelis kartus, nes tai yra itin svarbus logistikos ramstis Kremliui. Tai svarbus mazgas, gaminantis milžiniškus kiekius kuro, kuris tiesiai patenka į Rusijos karo mašinos variklius. Smogdami šiai pačiai vietai, vos po kelių dienų po ankstesnės atakos, kai ore dar tvyrojo dūmų kvapas, o paskutinės dulkių dalelės dar tik pradėjo nusėsti, Ukraina parodytų, kad ji neketina tiesiog leisti Rusijai suremontuoti šią įmonę ir vėl pradėti ją naudoti visų pajėgumu. Jos pajėgos smogs vėl ir vėl, kada tik panorės, tol kol tęsis karas. Ir taip ir įvyko ankstyvomis ryto valandomis. Naktis, prasidėjusi kaip daugelis kitų, virto drama ir chaosu. Kai keli Ukrainos dronai smogė tiek pačiai naftos perdirbimo gamyklai, tiek netoliese esančiai naftos siurbimo ir paskirstymo stočiai. Vėlgi vietos gyventojus pažadino sprogimų garsai. Jie puolė prie langų stebėti vykstančio išpuolio. Daugelis fotografavo ir filmavo, nepaisydami Kremliaus nurodymų, viešai kėlė šios įrašus į internetą, kad juos pamatytų visas pasaulis. Dūmai vėl kilo į dangų virš Jaroslavlio, o Rusijos oro gynyba dar kartą pasirodė visiškai neveiksminga. Maždaug tuo pačiu metu dar daugiau Kyjivo dronų skrido link kito taikinio, keli šimtai mylių į šiaurės vakarus nuo Slavneft Janov.
Novatek, Ust-Liugos terminalas Rusijos Leningrado regione. Įsikūręs netoli Sankt Peterburgo, žvelgiantis į Suomijos įlanką, Ust-Lugos terminalas yra vienas svarbiausių Rusijos eksporto centrų. Iš esmės jis veikia tiek kaip energijos apdorojimo centras, tiek kaip laivybos terminalas. Dujų perdirbimo gamyklos produktai čia paverčiami, pavyzdžiui, reaktyviniu kuru ir gazoliu, prieš eksportuojant juos į tarptautinės rinkas per Baltijos jūrą. Tiksliau tariant, kai jis veikia maksimaliu pajėgumu, Ust-Luga per dieną apdoroja apie 700 000 barelių naftos, o metinis naftos produktų eksportas šiame objekte vien 2025 metais sieks beveik 33 milijonus tonų. Jo vieta daro jį svarbiu strateginiu turtu Rusijai, bet taip pat didžiuliu, vertingu taikiniu Ukrainai. Atakuoti šią vietą – tai ne tik spausti Rusijos vidaus kuro tiekimą, bet ir nutraukti tas itin svarbės finansinės gyvybės linijas, kurios leido Putinui kasmet skirti tiek trilijonų rublių karui su Ukraina. Čia taip pat dešimtis Ukrainos dronų nusėjo dangų. Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenco vėliau pranešė, kad Rusijos oro gynyba iš viso sunaikino daugiau nei 60 bepiločių orlaivių. Tačiau to nepakako išgelbėti Ust-Lugos, nes, kaip pranešama, keli dronai smogė terminalui ir taip pat apgadino infrastruktūrą netoliese esančiame Vizotsko jūrų uoste bei Luga karinėme poligone. Po šių atakų sutrikę aukšto rango Rusijos pareigūnai bandė ieškoti bent šiokios tokios paguodos. Tikėdami, kad Ukrainos galimybės turi kažkokias ribas, jie manė, jog priešo dronai gali pasiekti tik tam tikrą atstumą. O tai reiškia, kad net jei naftos perdirbimo gamyklos ir kita infrastruktūra netoli Ukrainos yra pavojuje. Tos, kurios yra toliau, pavyzdžiui, pačioje Sibiro gilumoje, turėtų būti nepasiekiamos priešo bepiločiams orlaiviams. Tačiau Ukraina netrukus turėjo įrodyti, kaip stipriai tas teiginys buvo klaidingas. Omskas – tai trečias pagal dydį Sibiro miestas, kuriame yra didžiausia Rusijos naftos perdirbimo gamykla. Dešimtmečius ši naftos perdirbimo gamykla buvo laikoma viena saugiausių pramoninių objektų visoje Rusijos federacijoje. Pastatyta 1950-aisiais, Sovietų sąjungos klestėjimo laikotarpiu, jos vieta tapo svarbiu transportavimo ir perdirbimo mazgu, palaikančiu Sibiro regioną. Tai taip pat reiškia, kad ji buvo tiesioginė prasme daugiau nei 1000 mylių nutolusi nuo Rusijos vakarų priešų ir NATO aljanso sienų. Dėl to, net ir blogiausiuose scenarijuose, pavyzdžiui, galimo karo su NATO atveju, Rusija galėjo būti rami. Omsko naftos perdirbimo gamykla buvo beveik nepasiekiamas taikinys. Ir kai prasidėjo karas su Ukraina, Maskvos elitas niekada nebūtų įsivaizdavęs, kad Kijevo kariuomenė turės tokios pažangios technikos, kuri leistų smogti tokiam objektui. Net ir bepiločių orlaivių karo amžiuje atrodė neįmanoma įsivaizduoti, kad priešo UAV galėtų pakilti kažkur Ukrainoje, kirsti fronto liniją, okupuotų teritorijų mirtinas zonas ir įveikti 100 mylių Rusijos oro erdvės, kad pasiektų naftos perdirbimo gamyklą, nebūdama lengvai aptikta ir numušta pakeliui, dar gerokai prieš priartėdama prie taikinio. Metų metus šios prielaidos buvo visiškai teisingos. Ukraina neturėjo reikiamų dronų, kad galėtų smogti tokiam tolimam taikiniui, tačiau ji dirbo ties jų kūrimu. Po truputį, metai iš metų, jos gynybos pramonė stiprėjo ir kartu stiprėjo jos bepiločių orlaivių armija. Ankstesnės sistemos turėjo griežtus nuotolio apribojimus. Daugelis jų galėjo nuskristi tik kelias dešimtis mylių, kol baigdavosi energija. Tačiau laikui bėgant, tie apribojimai pradėjo mažėti. Atsirado nauji dronai, galintys nuskristi 100 mylių, paskui 200, tada 300 ir tuo jie nesustojo. Ukrainos pirmaujantys dronų gamintojai, tokie kaip Firepoint, toliau stūmė ribas ir iš naujo apibrėžė, ką gali padaryti bepiločiai orlaiviai. Iki 2024 metų jie sukūrė kažką tikrai ypatingo. Firepoint FP. FP1 – tai ilgo nuotolio, vienkartinio naudojimo atakos dronas, kurio gamyba kainavo apie 55 000 ir kuris galėjo nugabenti nuo 60 iki 120 kg sveriančią kovinę galvutę į taikinius, esančius iki 1000 mylių atstumu. Iki 2026 metai Firepoint patobulino FP1, kad šis galėtų skristi dar toliau, optimizavo jo konstrukciją, tikslino aerodinaminį profilį ir padidino kuro kiekį, kurį dronas galėjo gabenti. Tai buvo pasiekti šimtai naujų taikinių, tokių kaip Omsko naftos perdirbimo gamykla, vieta, kuri anksčiau atrodė visiškai nepasiekiama, esanti maždaug tokiu pačiu atstumu nuo Ukrainos sienos, kaip Naujasis Orleanas nuo Los Andželo. Vieta, kurią nuo fronto linijų skiria šimtai ir šimtai mylių miškų, lygumų, kalnų, miestelių ir miestų. Taip pat gausybė radarų ir oro gynybos sistemų. Atrodytų neįmanomas taikinys, kuris staiga tapo pasiekiamas. Ir Ukraina neturėjo jokio ketinimo laukti ir leisti. Ši naftos perdirbimo gamykla, kurią valdo naftos milžinė Gazprom ir kuri kasmet perdirba milijonus tonų žalios naftos, toliau veiktų maksimaliu pajėgumu.
Taigi Liepos 6 naktį Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos pasiruošė operacijai, kokios dar nebuvo vykdžiusios. Tiesioginiam smūgiui vienam iš tolimiausių taikinių, kurį kada nors bandė atakuoti. Omsko naftos perdirbimo gamyklos darbuotojams ir vietos gyventojams Liepos 6 naktis atrodė kaip bet kuri kita. Jie žinojo, kad karas Ukrainoje vis dar siautėja ir kad jis pamažu pradėjo skverbtis į Rusijos regionus. Jie buvo matę naujienų pranešimus ir skaitę antraštės apie naftos perdirbimo gamyklas, kurios buvo užpultos tokiose vietose kaip Leningradas ir Krasnodaras. Tačiau jie jautė tam tikrą saugumo jausmą. Jų miestą nuo konflikto skyrė didžiulis atstumas. Metų metus jie galėjo stebėti karo eigą gana ramiai, nes net ir tada, kai vykdavo tokie incidentai kaip dronų smūgiai ar sprogimai, jie visada būdavo labai toli. Trumpai tariant, šie žmonės niekada neįsivaizdavo, kad jų apylinkės gali tapti mūšio lauko, taip pat kaip ir tie kiti miestai, daug toliau vakaruose. Akimirksniu ta iliuzija subirėjo, kai Ukrainos dronai įskrido į Omsko oro erdvę, o visame regione pradėjo kaukti oro pavojaus sirenos. Nors šių sirenų bauginantys garsai jau tapo gana įprasti kitų regionų Rusijos gyventojams, Omsko gyventojai tokį garsą išgirdo pirmą kartą. Tai buvo tikras šokas, tačiau situacija netrukus turėjo dar labiau pablogėti. Omsko naftos perdirbimo gamyklos darbuotojai išėjo į lauką ir netikėdami žvelgė į dangų, kai Ukrainos FP1 dronų ūžesys vis garsėjo. Vietos gyventojai taip pat puolė prie savo daugiabučių langų. Jų akys ir išmaniųjų telefonų kameros skenavo horizontą, ieškodamos menkiausio judesio ženklą. Po kelių sekundžių pirmasis dronas pataikė į taikinį, sukeldamas didžiulį sprogimą ir į naktinį dangų pakeldamas storus dūmų stulpus. Per artimiausias minutės nuaidėjo dar daugiau sprogimų, juos lydėjo šūvių garsai ir net ore pasirodė net 5-osios kartos naikintuvas Su-57. Kai vietinės karinės pajėgos ėmėsi visų turimų priemonių, kad atremtų artėjančią grėsmę. Niekas nepadėjo. Net ir vieno pažangiausių Rusijos oro pajėgų orlaivių panaudojimas nebuvo pakankamas, kad sustabdytų smūgį. Kai keli modifikuoti FP1 dronai nusileido iš dangaus, surado savo taikinius ir neįtikėtinų greičių pasileido jų link, susidūrimo metu sukeldami sprogimus ir palikdami po savęs milžiniškus siautėjančius gaisrus. Keletas jų taikėsi į Elu-Aft, 11 perdirbimo įrenginį, kuris ko gero yra svarbiausias visos gamyklos infrastruktūros objektas. Šis įrenginys sudaro milijonus tonų naftos perdirbimo pajėgumų. Tuo tarpu kiti dronai susitelkė į perdirbimo gamyklos kolonas. Situacija greitai virto panikos ir chaoso scena, kai liepsnų sienos šovė į dangų, o išsigandusių vietinių žmonių klyksmai užpildė orą. Vietos gubernatorius Vitalijus Kotsenka skubiai programėlėje Max patikino visus, jog situacija yra kontroliuojama ir dauguma Ukrainos dronų buvo numušti. Tačiau jo žodžių nepakako paslėpti liepsnų ir dūmų. Jie taip pat nesutapo su vaizdais ir vaizdo įrašais, kurie netrukus paplito internete, rodydami šokiruojančias scenas. Karui Ukrainoje pasiekus Omską, Omsko smūgio mastas negali būti pervertintas. Iš pirmo žvilgsnio tai buvo dar vienas sėkmingas smūgis Rusijos naftos perdirbimo gamyklai. Iš tikrųjų, tai buvo tiesioginis smūgis didžiausiai šalies naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia milžiniškus kiekius kuro daugybei namų ūkių ir verslo. Tai taip pat buvo paskutinė iš 11 pagrindinių dujų gamintojų Rusijos federacijoje, kurią atakavo Ukrainos dronai. Kaip pažymėjo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas savo internetinėje ataskaitoje apie ataką. Tai buvo dar vienas smūgis Kremliaus energetikos sektoriui ir ekonomikai. Dar vienas smūgis šalies naftos perdirbimo pajėgumams ir gebėjimui tęsti karą su Ukraina. Tiesioginė smūgio įtaka priklausys nuo to, kiek tiksliai buvo padaryta žalos ir kiek laiko Rusijai prireiks ją atstatyti. Tačiau jei pažvelgsime giliau ir į platesnį vaizdą, poveikis yra daug didesnis nei atrodo. Nes tai nebuvo tiesiog dar viena ataka. Tai buvo precedento neturintis smūgis į vietą, kurią Rusija laikė nepažeidžiama. Tai buvo žinutė iš Ukrainos tiesiai Putinui, leidžianti jam suprasti, kad net pačias giliausias ir tolimiausios jo tėvynės vietos nebėra saugios. Tai buvo Kijevo būdas pasakyti Rusijos visuomeniai, kad kuo ilgiau tęsis karas, tuo labiau jie jaus jo pasekmes vis arčiau savo namų. Svarbiausia, tai buvo demonstracija, kaip stipriai pasikeitė situacija 2022 metais. Būtų buvę absurdiška manyti, kad Rusija galėtų patirti tokį smūgį, o dar labiau neįtikėtina būtų buvę teigti, kad būtent Ukraina iš visų šalių galėtų tai įvykdyti. Tačiau 2026 metais toks smūgis jau nestebina. Tai tapo įprasta, tai naujoji norma. Taip dabar klostosi šis karas. Jau nebekyla klausimas, ar Ukraina gali smogti taip giliai į Rusiją, o kada tai įvyks.
Ir pavojuje yra ne tik Rusijos naftos perdirbimo gamyklos. Pažiūrėkite, kaip Ukraina panaudojo $20 000 vertės dronus, kad sunaikintų milijonus dolerių kainuojančius Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivius ir branduolinius bombonešius. Spustelėkite vaizdo įrašą savo ekrane dabar ir susitiksime kitame mūšio lauke.